Esu pajūryje ir man labai nepasisekė, nes oras yra prastas, yra labai vėjuota. Lyja, kartais šiek tiek išlenda saulė, tada vėl lyja. Bet, žodžiu, dėl to turiu ganėtinai daug laiko reaguoti į jūsų komentarus ir atsakyti. Norėjau sukurti video tą progą, kad mano puslapį seka 500 žmonių. Ir tai yra labai didelis skaičius. Jeigu tu ateitum į patalpą, kurioje stovėtų 500 žmonių, wow, tai yra labai daug žmonių. Ir nors visa tai yra socialinis tinklas ir visa tai yra internete, visgi kiekvieną mano postą mato tie žmonės. Ir gal ne kiekvienas iš mano puslapio sekėjų yra aktyvus, tai yra, gal ne kiekvienas reaguoja ir skaito, bet aš tiesiog noriu visą šlovę atiduoti viešpačiui, nes be jo aš nebūčiau tokia, kokia esu šiandieną. Ir be jo mano gyvenimas nebūtų toks, koks jis yra šiandieną. Ir nesvarbu, kokie sunkumai mano pečius kartais užgriūna, svarbiausia, kad aš žinau, kad viešpats pasirūpins manimi. Ir aš žinau, kad šventoji dvasia, kuri gyvena manyje ir toliau keis mano protą, mano širdį. O kai širdis ir protas keičiasi, tai keičiasi ir elgesys. Ir viskas. Ir santykiai su kitais žmonėmis aplink tave ir tavo gyvenimas. Esu labai dėkinga kiekvienam, kuris spustelėjo tą mygtuką sekti. Ir Liepos yra pastas, žodžiu, parašysiu komentare. Būsiu live Facebook'e. Tai iki šiol aš eidavau live į Facebook neplanuotai. Tačiau dabar, kai pas mane yra 500 sekėjų, tai Facebookas man rodo tam tikrus patarimus. Ir anksčiau rodė, bet dabar ypač. Ten yra kažkokie, tipo, kai pasieki tam tikrą skaičių sekėjų, tada rodo tipo, pasiekimus ir kaip auginti savo puslapį. Tai žodžiu, reikia duoti 7 dienas žmonėm, kad jie matytų renginį. Tai tas renginys, tai bus gyva transliacija ir aš tiesiog, taip kaip jūs dabar mane matote, aš įsijungsiu kamerą ir arba skaitysiu Bibliją, arba kažko pasidalinsiu, nes ateities aš nežinau. Nežinau, kas bus mano gyvenime po savaitės. Bet, žodžiu, kadangi telefoną visada turiu ir internetą visada turiu, nebent įvyks kažkokia katastrofa pasaulyje, tada neprisijungsiu prie to live, bet, žodžiu, po savaitės planuoju eiti gyvą transliaciją ir pasirodyti ir pasikalbėti ir pasidalinti apie kažką arba skaityti Bibliją ir žiūrėsim, žodžiu, kaip viskas bus. Iki.